Sveiki. Šiek tiek teleportavomės tęsinį daryti kitoj vietoj. Šiuo metu, kai stebite, vyksta pavasaris. Taigi, kur mes baigiame? Motyvuoti kitus. Taip, tiesa, jo. Pasakosiu yra kas tai, kokie tos ypatybės privalumai ir kaip tai lavinti. Tai gerai, motyvuoti kitus regis, apie tai jau kalbėjau. Galiu pasikartoti, šiaip motyvuoti kitus yra ganėtinai tokia stipri savybė. Taigi, motyvuoti kitus. Motyvacija kitų, tai galbūt kaip minėjau, tai yra ugnies savo perdavimas kitiems. Ko pasekoj drauge galima pasiekti tada pokyčius. Čia toks pliusas, pokytis, kurio siekiu. Per motyvaciją tai yra galima kritikuoti kitus arba motyvuoti kitus. Tai čia tokie porą skirtumų ir kaip tai lavinti, kaip ir sakiau, praktikuotis, perteikiant mintis savo kitiems. Komunikabilumas. Tai savybė mokėti bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Rasti temų įvairiom, rasti žodžių įvairiom temom. Va. Ir kokie pliusai to? Pagrindinis tai, kad rasite su daugeliu žmonių bendrą kalbą. O rasdami bendrą kalbą galite sukurti santykius, o sukūrę santykius toliau galite siekti, kažkokių tai savo tikslų verslo ar romantinių, kas ko kaip nori. Kaip tai lavinti? Ganėtinai paprastas įprotis lavinimo yra pagal, pasakysiu, domėtis. Jeigu nori lavinti komunikabilumą, reikia domėtis įvairiom temom. Skaityti knygas, straipsnius, žurnalus. Iš principo šviesti save, savo intelektą, savo žinias, mintis. Geriausia tai skaityti įvairias knygas. Pats geriausias jau toks iš visų knygų skaitymas. Ir įvairiausio žanro. Kad būtų skirtinga. Kaip tik, kad būtų skirtinga. Taip. Mes čia šiandien ant bėgių. Tikiuosi nesuvažinėjęs. Labai aktyvūs traukiniai. Tai čia buvo aptariamos socialinės visos tos. O dabar iniciatyvumo. Principe, iniciatyvumas tai kai žengiat pirmą žingsnį. Gebėjimas žengti pirmuosius žingsnius tiesiog startuojant. Ir su šiuo gebėjimu galima praktiškai pasiekti pasirinktų tikslų. Aišku, ten toliau tęstinumas yra visa kita, bet be starto, be pradžios, nieko nebūna. Iniciatyva startuoti yra tas degiklis tikslo pasiekimui. Kaip tai siekti? Stumti reikėtų save į nepatogias padėtis. Vis dėlto įveikinėti baimę, kas bus, jeigu mane atstums, kas bus, jei nepasiseks. Viskas gyvenime tikrai negali sektis, kažkas ir nepasiseka, tad reikia kartais imti ir bandyti daryti. Ir lavindami iniciatyvą, renkate savo kelią. Neturite iniciatyvos,
vargas. Nes, kaip vargas. Reiškia, už jūs bus nuspręsta. Už jūs bus nuspręsta. Kas, kaip ir ką. Taigi, toliau. Ką turime? Turime toliau, o toliau turime kryptingas siekimas tikslų. Ir sakysit, fuck shit, kas čia per savybė? Kryptingas siekimas tikslų. Tai aš pasakysiu, kai nenustoji stengtis, nors ir 9 kartus iš eilės nepasisekė. Tiesiog po nesėkmės atsistojimas. Ir toliau dedamos pastangos. Tai yra kryptingas tikslų siekimas. Labai gera savybė ambicingiems žmonėms. Ir lavindami šį įgūdį galite pasiekti didelių rezultatų. Tose vietose, kur kiti žmonės dažniausiai meta tiesiog, sako, šūdas, nepasisekė, nafik, nedarysiu daugiau. O tas, kas tą turi savybę kryptingų tikslų siekimo, tokia, tas gali pasiekti net ir sudėtingiausius tikslus. Taip, pasakysiu vieną iš savybių tame reikale tikslą skaldyti. Jeigu norite būti kryptingas, kartais gali reikėti tikslą suskaldyti mažesniais gabaliukais. Kada tai reikia daryti? Kada nustojate daryti. Daryti procesą vedantį link tikslo. Jeigu jau stagnuojate, vadinasi pats laikas skaldyti. Nuostabus oras. Tikiuosi išeinate į lauką. Kita savybė – valdyti konfliktus. Tai yra, kai kas nors susibara. Ir jūs būnate tas herojus, kuris suvaldote konfliktą. Išgirstate abi pusės, galbūt jūs pats dalyvaujate tam konflikte. Tokiu atveju išgirstate kitą pusę ir save jo akimis, nes visi žmonės skirtingi ir mato situaciją nevienodai. Tai va, konflikto valdymas, konfliktinių situacijų valdymas reikalauja ir tokio kaip įtampos, streso, tolerancijos, nes daugelis žmonių tiesiog konfliktuose pasimeta, smegenys kažkur iškrenta, ir priima kvailus sprendimus, vieni kitus išvadina keisčiausiais įvairiausiais žodžiais, ir po to kelio kaip ir nelabai lieka. Tai tokiu su šia savybė galite būti taikdarys įvairiose srityse. O žmonės mėgsta pyktis. Konfliktų valdymas iš principo jūs padaro ambasadoriumi tarp dviejų besipykstančių pusių. Konflikto valdymas suteikia galimybės derėtis sudėtingiausiom sąlygom su kita pusė, kai tuo tarpu kita pusė yra išmetus savo smegenis į šiukšlių dėžę, jūs galite derėtis kognityviškai ir racionaliai. Tai, sakykime, net neesant konfliktui, kai kurie žmonės jį patiria stresą ir tarsi vyksta konfliktas. Tai dažnai būna derybose. Ir pas žmonės verda košė, makalošė, emocinė. Ir jiems tai toks kaip ir mini konfliktas gaunasi. Kaip tai lavinti konfliktą? Tai daugiausiai tai susijęs su emocijomis ir emocijų stebėsena, monitoringas. Kaip jaučiatės, kai jaučiatės blogai, reikia atkreipti dėmesį būtent tada. Kai jaučiatės gerai, fantastika, galite irgi atkreipti dėmesį, bet kritinis lavėjimo momentas yra stebėti savo emocijas, kai jaučiatės blogai. Jei žmogus nestebi emocijų, jis elgiasi kvailai. Jeigu stebi, jis atkreipia dėmesį į savo savijautą ir dažniausiai, man bent jau, tos emocijos iš karto sumažėja. Tos neigiamos emocijos. Ko jau ir pakanka konflikto valdymui. Bent jau jo pirmai pradžiai. Sakykime, gera pradžia pusė darbo. Prasta pradžia gali jūs sudirbti ir konfliktas baigtis. Arba dar geriau, abudu susidirbsit vienas su kitu, išsiuntinėsit ir bus tikrai nelinksma. Kitas. Prisijimti atsakomybę. Daugel žmonių žiauriai bijo prisijimti atsakomybę dėl bele kiek priežasčių. Nes, gal tokia pagrindinė būtų, nes jie bijo suklysti. Bijo, kad turės atsakyti. Nors, pasakysiu, jeigu sugebat valdyti ir konfliktus, tai prisimti atsakomybę tampa ne taip jau ir sunku.
Bet atsakomybės prisiėmimo daug kas vengia dėl to, kad tai yra naujos užduotys, nežinomos užduotys, gal kartais net ir žinomos ir nenaujos, bet vis tiek žmonės bijo dėl to, kad na, galimai nukentės jų kailis ir dėl to jau pakanka vien tos idėjos, kad galimai kažkas bus apriektas ir viskas, ir to pakanka. Nu, čia toks, nežinau kaip čia prisimti atsakomybę ir kodėl, nu, taip, bus apriektas, bus papeiktas, gal kokią baudą gaus žmogus ar kažką, bet čia kalbu apie karjerą, kai yra siūlomas kažkas, tai ir žmonės, na, tiesiog nesupranta to atsakomybės prisiėmimo. Dažniausiai atsakomybė reiškia, kad reikia koordinuoti kažką tai kitą, galbūt save, gal dažniausiai ne tik save, nes jei būna kažkoks brigada, padalinys ir vienas kažkas kaip ir toks koordinatorius, tai jis kaip ir atsakingas gaunasi ir tiesiog žmonės labai to bijo. Nes dėl to, kad ant jų rėks. Tai va. Toliau reiškiasi už atsakomybės prisiėmimą, pasakysiu, dažniausiai, aišku, ne visada, būna apdovanojama papildomai. Dažniausiai kylant karjeros laiptais, didinama atsakomybė ir didinamas to apdovanojimas. Tai dar kartą, atsakomybė, prisiėmimas didina ir apdovanojimo galimybės. Jie, kas nori prisimti atsakomybę, respektas jiems. Kaip tai lavinti? Na, tiesiog pradėti. Pirma, prisimti atsakomybę už save, už savo darbus. Galit kažkokį gyvūnėlį paauginti normaliai. Reiškiasi, imtis naujos veiklos arba pasisiūlyti kažkur ten savanoriškai, vykdyti užduotį ir arba pakoordinuoti kitus žmonės. Dažnai žmonės prisiima atsakomybę, bet ne tokiu oficialiu būdu arba ne taip formaliai, nes na vis tiek kažkas yra atsakingas už tą pačią buitį, už pavyzdžiui, parnešamus finansus namo, už, na, ten mašinos remontus, dar kažką, nu, ten va, duoda, nu, ir gauni daryti, nu, tu gaunasi automatiškai atsakingas, kad tas darbas būtų atliktas. Tai va, čia tiesiog tas atsakomybės prisiėmimas, tai kelti ranką, rodyti, kad jūs to norite, tai daryti, nes jeigu imate užduotį, tai gaunate kartu ir atsakomybę ją atlikti. Tai faktiškai imti užduotis, galbūt pasimti auginti gyvūną, taip pat, čia jau ilgalaikis toks projektas. Na, kažkas tokio vykdyti užduotis. Nebijot kelt ranką ir sakyti, aš tai padarysiu, arba aš prižiūrėsiu, arba aš užtikrinsiu.